turėtumėm tą high-low dažnai matyti, kaip ir dar kartelį Urtė leidžiasi. Ir tos patyrusios krepšininkės kaip Urtė, kaip Kristė, tikrai labai daug duoda tom jaunom. Ir dabar vėl. Timofėjeva ten 14 taškų. Didėja Panevėžio persvara. Nepykia Evelina žaidėjas, mane puikiai mergina, labai gerą ryšį palaikom. Nu, manau, matom neprastą skaičių sekimas ir įvykių aikštelėje kreipimas dėmesį juos tikrai turiu. Minutė 30 iki didžiosios pertraukos. Jaunas, retas, lengvai įsijungianti žaidimą krepšininkė. Tai dar vienas. 6 sekundės lieka atakai. Vėl ten įvedamas kamuolys po krepšių Bukauskaitė ir vėl grįžtam į aikštelę. Čia labai gražiai ataka. Panevėžietis turi tas 3-4 patyrusias gudres krepšininkės, kurios numato įvykius gerokai prieš jiem įvykstant. Ketvirtam kėlinį turėtumėm tą pamatyti, jeigu neišvaistys čia skirtumo Panevėžietės. Bandykim žiūrėti grožėtis krepšinių, kur kaip ką gudresnio ką pademonstruoti. Arba kokį trigubo dublį dar surasti šiandien. Rezultatyvūs perdavimai ir dar 6,5 minutės.